Sveiki. Kovo 1-ąją Lietuvoje savivaldybių tarybų rinkimai. Rinkėjų balsai lems, kas valdys miestus ir rajonus. Eteryje Šakių rajono savivaldybės tarybos ir rinkimų debatai Lietuvos sprendimas. Dėl Šakių rajono tarybos narių mandatų varžosi 6 partijos. Darbo partijos kandidatai šiandieną dėja atvykti negalėjo. Likusius pristatau pagal numerius. Antrasis numeris – Lietuvos socialdemokratų partija. Kandidatas Bernardinas Petras Vainius. Taip pat jis kandidatas į merus. Sveiki. Labą dieną. Trečiasis numeris – Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Kandidatė Violeta Simonavičienė. Sveiki. Labą dieną. 11 numeris – Lietuvos laisvės sąjunga liberalai. Kandidatas Laurynas Odaitis. Sveiki. Labą dieną. 13 numeris – Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Kandidatas Juozas Bertašius. Taip pat jis kandidatas ir į merus. Sveiki. Numeris 25 – partija Tvarka ir teisingumas. Kandidatas Kęstutis Gudelevičius. Taip pat jis kandidatuoja ir į merus. Sveiki. Pirmiausiai pradėkime nuo kandidatų prisistatymų. Kiekvienam kandidatui prisistatyti skiriamos 2 minutės. Prašom, jūs pirmasis. Labadiena, gerbiami šakiečiai, labadiena, gerbiami žiūrovai. Mes, socialdemokratų partija, esanti rajone pati skaitlingiausia, turinti netgi 312 narių, šiandien norime pasakyti, kad mes esame pasiryžę būti taip pat išrinkti į rajono tarybą ir taip pat mes keliame savo kandidatą į rajono merus. Aš Šakių rajone gyvenu jau 43 metus. Yra tekę praeiti labai didelį gamybinę patirtį, tekę dirbti bankininkystės sistemoje. Na ir visas gyvenimas taip pat yra pastoviai surištas su politika, visuomeninė veikla. Todėl drįstu drąsiai sakyti, kad šitie rinkimai man nėra didelis iššūkis. Aš noriu tik pasakyti, kad mes, socialdemokratai, į savo sąrašą esame pateikę labai daug jaunų, gabių žmonių, kurie tikrai yra tinkami, sakykime, valdyti tiek rajoną šiandien, tiek turi perspektyvą ir į ateitį. Kokios gali būti galimybės mūsų, sakykime, šituose rinkimuose, tai viskas priklauso be abejo nuo rinkėjų. Tačiau aš noriu pasakyti, kad pakankamai geras, kaip kas sako, mūsų tvirtas sąrašas, jis tikrai yra konkurencingas šituose rinkimuose. Nuo dabar atėjo eilė trečiam numeriui Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Labą dieną, gerbiami žiūrovai. Labą dieną, oponentai, kolegos ir rinkėjai. Mes, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovai, rinkimuose į Šakių savivaldybės tarybą esame pasiruošę. Mes turime savo merą, iškeliamą merą, tai yra Algirdą Klimaitį, jis šiandien čia su mum kartu šioje studijoje. Ir turime solidų sąrašą iš 30 kandidatų, kuriame 12 moterų ir 18 vyrų. Mūsų sąraše ne tik patyrę politikai, jau ne vieną kadenciją dirbę Šakių savivaldybės taryboje, bet ir jauni žmonės, tik pradedantys savo politiko kelią. Mes šiandien Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratai galime drąsiai pasakyti, sukūrėme europietišką Lietuvą. Todėl stengsime sukurti europietišką gyvenimą kiekvienoje šeimoje. O to mes sieksime, remdamiesi programa deklaracija kartu galime geriau. Tai yra 5 visiškai naujos ir gerai parengtos programos, apimančios visas savivaldybės pagrindinės rytis. Tai yra ir naujų darbo vietų kūrimas, ir galimybė jaunoms šeimoms įgyti savo būstą. Tai yra ne tik tai sąlygų sudarimas geram vaikų auginimui, ar jų priežiūrai, ar jų lavinimui, bet ir orios senatvės laukimui. Turėdami tokią aiškę programą, mes tikimės rinkėjų palaikymo ir kviečiame visus Šakių rajono žmonės aktyviai dalyvauti mūsų rengiamuose susitikimuose. Mes stengsimės siekti abipusio
sutarimo tarp valdžios ir bendruomenės. Ir norėsime, kad kiekvienas mūsų, tiesiog stengsimės, kad kiekvienas mūsų priimtas sprendimas būtų nukreiptas ne savo interesų linkme, bet bendram siekiui. Na, o dabar atėjo metas ponui Laurynui Sodaičiui, Lietuvos Laisvės sąjunga. Prašau. Tai laba diena, gerbiami šakiečiai čia studijoje, laba diena, gerbiami šakiečiai prie televizijos ekranų. Esame išskirtinis sąrašas šiais metais dalyvauti Šakių rajono tarybos rinkimuose dėl keleto priežasčių. Pirmoji ir turbūt pati pagrindinė, jog visi mūsų keliami kandidatai nepriklauso jokiai partijai ir neatstovauja jokios partijos politinių interesų. Grįžtame į Šakius dirbti šakiečių labui ir tam, kad mums juos kažkada sugrįžti būtų malonu. Taip pat esame vieninteliai liberalai kandidatuojantys Šakiuose. Tai mums pirmi rinkimai. Džiaugiamės, kad pirmieji rinkimai mums atseikėjo puikų 11 numerį, kuris lietuviams visada buvo sėkmingas. Džiaugiuosi dar ir tuo, kad sugebėjome suburti jaunų žmonių komandą iš jaunų šakiečių diasporos didžiuosiuose miestuose bei jaunų šakiečių dirbančių Šakiuose. Manome, kad sugebėsime suderinti naujas praktikas viešajame valdyme, atsineštas iš didžiųjų miestų ir kitų valstybių, bei puikiai žinosime, kokias problemas jauni ir vyresnio amžiaus žmonės patiria rajone. 2 metus aktyviai Šakiuose vykdėme socialinius projektus. Manome, kad nemažai apie socialinę ir kitas aplinkas Šakiuose išmano. Neinam į Šakių tarybą uždirbti, nes kiekvienas uždirbam iš savo profesijų. Negana to, mokesčius nuo atlyginimų taip pat mokam į Šakių biudžetą. Daugelis jau, kaip girdėjote, įvardina savo sąrašus kaip turinčius nemažai jaunų žmonių. Negaila, tačiau to ir nematyt. Pas mus jų 20 ir 20 tikrai rimtų savo sričių specialistų. Na, o dabar dėmesio metas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai. Kandidatas Juozas Bertašius, prašau. Labą dieną Lietuvos žmonės, labą dieną mėly Šakių krašto žmonės. Aš tai stoviu prieš jūs pasiruošęs, pasiryžęs dirbti toliau Šakių rajono žmonių geroviai, jų labui ir kartu mes dirbdami, jūs to įsitikinote, kad mūsų bendrų 12 metų darbai yra visos srityse matomi, ženklus ir yra Lietuvos mastu taip pat visiems matomi. Mes visuose srityse esam nuveikę iš tiesų labai daug. Švietimo srity, sporto srity, socialinės sferos srity, žmonių gerovės gerinimo srity, sporto srity ir visose kitose srityse. Tačiau niekada visų darbų negalima padaryti greitai, kokybiškai ir įgyvendinti tų svajonių ir siekių, kurie yra mūsų suplanuoti. Pagrindinis mero rodiklis arba kelrodis, ką reikia daryti, tai yra rajono tarybos strateginis planas. Savo darbiniai veikloje aš matau keletą pagrindinių darbų, kuriuos pirmiausiai ir darysime, tęsime, nes matau, kad tose srityse dar reikia daug ką padaryti. Visų pirma, visas pastangas dėsiu ir įsipareigoju, mėly Šakių žmonės, kad jūs, jeigu patikėsit dirbti toliau mums valstiečiam žaliesiam ir man, turėsite visi švarų vandenį, kokybišką vandenį ir mes sugebėsime pastatyti visos 70 vandenviečių valymo ir kokybės gerinimo įrangą. Antras, manau, svarbiausias uždavinys, aš jį vadinu žmogaus tai pusę gyvenimo uždaviniu, tai asfaltuoti keliai, gatvės, šaligatviai ir žinoma, ne tai tik Šakiuose, Kudirkos naumiestį, Gelgaudiškį, bet ir kiekviename mūsų seniūnijos miestelėje, kaimelėje. Tai nėra išskirtinumai. Ir dar vienas uždavinys, kuris mano įsitikinimu šitame etape yra vienas iš svarbiausių, tai kurti darbo vietas, pritraukiant verslininkus, sudominant verslininkus, kad mūsų ir kad žemdirbiškas kraštas jums būtų patrauklaus, tai reikia kooperuotis
rajonam. Gerai. Mes tai darome Dėkoju jums. ir manau bus rezultatai taipogi puikus. Na, o dabar ponas Gudelevičius, Kęstutis Gudelevičius, kuris yra partijos Tvarka ir teisingumas kandidatas į merus. Prašau. Labą dieną, gerbiami šakiečiai, Lietuvos žmonės. Ta partija Tvarka ir teisingumas Šakiuose savo veiklą pradėjo 2002 metais. Nuo to laiko mūsų partijos atstovai visada buvo savivaldybės tarybos nariais. Tai parodo, kad mes turime senas, sakyčiau, ir tvirtas savo pozicijas Šakių krašte. Šie ateinantys savivaldybės rinkimai, kadangi pasikeitė šiek tiek jų pati paskirtis, dasidėjo tiesioginiai merų rinkimai, tai turbūt pateisina dalies rinkėjų lūkesčius, šiek tiek nauji, bet tuo pačiu ir tęsiantys senas tradicijas. Mūsų partija Tvarka teisingumas pasisakom už kelių gerinimą, už vandens kokybę. Pagrindinės problemos, sakyčiau, kyla nuo to, kad didžiulį bedarbystį siekianti šiuo metu virš 18%. Ją panaikyti negalime, skirdami vien tik socialinę paramą, pašalpas ar panašiai. Viso to problema turbūt vienintelė yra. Tai yra darbo vietų kūrimas ir investicijų pritraukimas. Šią linkme daugiausiai mes įskirsime dėmesio. Pritraukimas turėtų būti ne tik vien žemės ūkį, kadangi vis tik tai mes žemės ūkio kraštas, bet pirmiausia reikėtų ir žiūrėti bent į pramonės. Todėl pradėtas šiam paskutinėje kadencijoje darbas, tai būtent pramoninio parko kūrimas Kybartai, Kudirkos, Naumenės, Šakiai, manau, vienas iš prioritetinių, kurį būtina daryti. Taip pat tęsime tuos darbus, kurie yra pradėti. Jų tikrai yra nemažai pradėtų. Mūsų kraštas, mūsų Šakiai tikrai gražėja. Randasi tikrai nuostabių vietų, dviejų nuostabių upių apsuptas Nemuno ir Šešupės. Reikia pritraukti daugiau turizmo. Bet turizmas ateis, tai būtinai reikalinga, kad būtų tam infrastruktūra. Ačiū. Brangūs žiūrovai, su jumis skiriamės trumpai reklaminiai pertraukėliai, po kurios būtinai pratęsime mūsų laidą. Sveiki visi sugrįžę, čia laida Lietuvos sprendimas. Pradėsime nuo klausimų. Pirmasis klausimas yra skiriamas ponui Vainiui. Ir šį kartą mes kalbėsime apie tarybos ir tiesiogiai išrinkto mero santykius. Juk galimi konfliktai dėl mero ir tarybos bendradarbiavimo, jeigu meras neturi taryboje daugumos palaikymo. Ar tai neapsunkins konstruktyvaus darbo ir kaip jūs spręsite tokius panašius konfliktus? Šitie rinkimai iškelia kartelę labai aukštai tiek pačiam kandidatui, tiek tarybos nariams, tiek patiems rinkėjams. Be abejo, sunkumų gali būti, jeigu susidarys koalicija, nebus tvirtos koalicijos. Bet tai jau priklauso nuo to, nuo mero sugebėjimo, kaip valdyti situaciją, nuo mero sugebėjimo bendradarbiauti su tarybos nariais ir nuo bendro sugebėjimo ieškoti kompromisų. Bet jūs galite būti ir vienoje, ir kitoje pusėje. Tai yra ir taryboje, ir meru. Tai kaip spręsti tą konfliktą tiek iš tarybos pusės, tiek iš mero? Kaip jūs spręstumėt konkrečiai? Konfliktas gali susidaryti, kartuoju, tada, jeigu susidarys labai marga, sakykime, taryba, tačiau tai ir yra mero, sakykime, darbo, kaip kas sako, sritis, darbo rezultatas. Bus tada, jeigu matysime, kad reikia ieškoti labai daug sąlyčių taškų. Žinoma, galbūt klausimai kai kurie truputį ilgiau spręsis, tol, kol atitinkamai bus priimti reikiami sprendimai. Dabar kiti jūsų kolegos gali komentuoti po minutę. Prašau. Aš norėčiau vieną pastebėjimą iš šios kadencijos savivaldybės tarybos darbo, kadangi aš joje dirbau. Mūsų savivaldybės taryboje buvo dauguma ir meras buvo daugumos atstovas. Todėl mes 4 nariai dirbę opozicijoje buvome mažai išgirsti. Ir galvoju, jeigu meras turi daugumą ir jam labai pavaldžią daugumą, tada yra negerai. Geriau, kad būtų meras ir iš daugiau partijų padaryta dauguma. Tada galima tikėtis konkretaus darbo. O dabar
galimi ir tokie atvejai, kad komitetuose, kuriuose dirba visi savivaldybės tarybos nariai, yra priimami vieni sprendimai, o taryboje jau mes girdime kitus sprendimus. Ir tai būna nuspręsta valdančioji koalicijoje. Šito aš norėčiau, kad naujoj taryboje būtų kuo mažiau. Lietuvos Laisvės sąjunga, liberalai, prašau. Apskritai mūsų nuomonė, kalbant apie merą, būtent šiais metais, kada jis bus renkamas tiesiogiai, laikomės tokios pozicijos, kad meras išrinktas kaip lyderis rinkėjų rajone, turėtų visų pirma girdėti tuo, ko gyvena šakiečiai kiekvieną dieną veikiausiai. Jis tai dirba kiekvieną dieną ir už tai gauna atlyginimą. Taryba renkasi tik tai kartą į mėnesį ir natūralu, kad visų šitų dalykų žinoti ir girdėti tiek, kiek meras negali. Manome, kad vis dėlto taryba yra pagrindinis sprendžiamasis organas rajone, na, o meras iš esmės turėtų atlikti tik tai vykdančiąją funkciją. Ir, na, kiek nuskambėjo ir mūsų oponentų komentarai, kiek esame jau girdėję ir mes, tai manome, kad meras neturi būti vienasmenis valdymo organas rajone. Dabar Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga gali Jūs pateiktą klausimą noriu atsakyti labai paprastai, kad tai aš nematau jokių problemų. Aš tai rodžiau per 3 kadencijas, 12 metų. Ir meras visų pirma turi būti geras psichologas, mylėti aplink esančius žmonės ir sugebėti kiekvieną tarybos narį įtikinti jo pasirinktą atėjimą į tarybą, kai jis turi dirbti žmogui, turi įsiklausyti į visuomenės interesus ir tik tai gerai juos išnagrinėjęs, įstudijavęs, toliau teikti tarybai sprendimo projektą, kuris diskutuojamas komitetuose ir randamas pats geriausias sprendimas. Noriu gerbiamai Violetai pasakyti. Jūs pasakėt netiesą, kad antroje kadencijoje Šakių rajono taryboje buvo vienintelė koalicija. Nebuvo jokių kitų tarybos nariai, kurie nesudarytų daugumą. Ir mes 25 labai sėkmingai dirbom, įgyvendinom visus iškeltus mums su žmonėms suderintus uždavinius, projektus ir panašiai. Tai tikrai tai buvo. Ačiū, dėkojame ponai Bertašiui, ačiū už jūsų papildymą, o dabar partija Tvarka ir Teisingumas, Kęstutis Gudelevičius. Teoriškai turbūt konfliktas įmanomas, bet mano nuomonė tai pagrindinis merų ir tarybos santykis, tai pirmiausia priklausytų nuo mero asmeninių savybių. Jeigu meras moka bendrauti su įvairių pažiūrų, su įvairaus amžiaus, su įvairaus išsilavinimo žmonėmis, tai nemanau, kad konfliktas peraugtų į rimtus nesutarimus. Kaip galima, sakykime, spręsti ir kaip, sakykime, elgsimės mes, partijos Tvarka Teisingumas atstovai, jeigu būsim išrinkti į tarybą. Tikrai, jeigu įsiskirs pozicijos tarybos mūsų kaip narių ir merų, tikrai ieškosime bendrų sutarimų. Kalbėsimės, aiškinsimės, ieškosime bendrų sprendimų. Jeigu matysime, kad merų pozicija atitinka lūkesčius žmonių, rajonų gyventojų lūkesčius, mes tikrai paremsime merą. Tikrai nebalsuosime prieš todėl, kad tai būtų kitos partijos pateiktas sprendimas ar panašiai. Dažnai atsitiko iš šioje mūsų kadencijų, kada opozicija balsuodavo vien prieš todėl, kad tai buvo valdančiosios sprendimai. Nemanau, kad tokia politika ir toks atstovavimas yra geras. Ačiū. Tikrai ieškosim kompromisų. Ačiū. Dabar klausimas gerbiamai Violetai Simonavičiniai. Apie galimas koalicijas pakalbėkime. Ar jūs jau turite sprendimą, su kuo jūs galbūt matote galimybę formuoti valdančiąją daugumą, su kuria iš rajono politinių jėgų jūs norėtumėte dirbti išvien ir kodėl? Negalėčiau tiksliai dabar atsakyti, kadangi nežinau rinkimų rezultatų. Bet teoriškai Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratai, kurie bus išrinkti į tarybą, yra pasiryžę dirbti su visom išrinktom partijom. Bet mes turime ir kai kurias savo nuostatas. Mums būtų malonu ir gerai dirbti su tom partijom, kurių programinės nuostatos ir požiūris būtų labai panašus į mūsų. Ir galvotumėm, kad su tom partijom, kurios gal truputėlį turi įtarimų dėl neskaidrios veiklos, dėl šitų partijų mes galvotumėm. Bet manau, kad darbas partijose yra veiksmingas, bet ir neišvengiami yra susijungus koalicija ir postų dalybos.
Tai yra labai svarbu. Ir labai svarbu, kokie kandidatai bus išrinkti. Tiesiog pačios žmonių asmenybės. Nes Šakiai nėra didelis miestas ir rajonas. Ir mes čia šiandien visi stovintis ir sėdintis vieni kitus ganėtinai gerai pažįstam. Kas mums, manau, yra privalumas. Kolegos gali papildyti, prašau. Mūsų požiūris į būtent jūsų pateiktą klausimą yra toks, jog mes nekandidatuojame į Šakių rajono tarybą, vaikydamėsi valdžios ir garbės. Aš, kaip minėjau, norim atnešti savo jauną kompetenciją, kitokį požiūrį į Šakių rajono valdymą. Todėl išskirčiau du pagrindinius argumentus, veikiausiai, kurie lems mūsų sprendimą jungtis prie vienų ar kitų, nepaisant tai bus pozicija ar opozicija. Pirmas, tai žinoma yra programiniai nuostatai, būtent kalbant apie investicijų pritraukimą, pastangas sugrąžinti jaunimą į Šakius. Na, o žinoma, antrasis argumentas, tai visgi būtų praeities klaidų įvertinimas ir jų bandymas juos pataisyti, kaip mes ir savo programoje minim. Prašome dabar Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidato Juozo Bertašiaus papildyti. Mes nematome jokios priežasties dėl koalicijos daugumos sudarimo. Mes tai įrodėme per 3 kadencijas ir visi darbai, kurie buvo suplanuoti, buvo sėkmingai gyventi. Ir noriu pasakyti, kad ir opozicijoje būnantis mūsų taryboje, kurių yra nedaug, šitoje kadencijoje buvo 5, tai Violetos prieki komanda. Aš noriu pasakyti, kad jie balsuodavo beveik vienbalsiai. Daugumas pas mūsų sprendimų priimami daugumą arba 100%. Tai galim patikrinti. Ir to labiau, kad mes per 12 darbo metų, turėdami daugumą taryboje, įgyvendinam visais metais, mes savo biudžeto planą įvykdėm ir įgyvendinam tos uždavinius, kurios buvo įsikėlęs taryba, pritariant bendruomeniai, visuomeniai ir kalbėti apie tai, kad aš iš kairės, iš dešinės arba šviesaus gimė ar tamsaus čia nereikia. Reikia sugebėti būti gero psichologu, geresniu negu gydytojas ir sudaryti tokią atmosferą, kad visi suprastų, kad atėjom dirbti žmonių labui. Mes žmonės, valstiečiai žalieji, mylim visus vienodai. Neskirstam ne pagal amžių, ne pagal lytį, ne pagal sugebėjimus, į negalius, į mažus, jaunus ir senelius. Ačiū Jums. Partija Tvarka ir Teisingumas, ponas Gudelevičius, prašau. Po šitų rinkimų nemanau, kad ypatingai pasikeistų politinių partijų spektras. Šakiai savotiškai stabilus rajonas, 4-5 partijos, kurios pastoviai turi savo atstovus rajono taryboje. Keisis turbūt mandatų skaičius. Šitoje kadencijoje dirbau valdančioje daugumoje kartu su socialdemokratais, Lietuvos valstiečiais ir Žaliųjų sąjunga. Priklausiau Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcijai. Darbas buvo kūrybingas, darnus, daugumo atveju mūsų pozicijos sutapo. Sprendimų priėmimas, manau, vyko pakankamai gerai. Diskusijos vykdavo tikrai išklausant, nors ir, sakykime, valstiečių buvo 13-14, aš buvau vienas partijos Tvarka Teisingumas atstovas, bet mano nuomonė tikrai išklausydavau. Todėl, manau, po šitų rinkimų, jeigu susiklostys panaši situacija, manau, darbą galėtume tęsti toje pačioje koalicijoje. Ir Lietuvos socialdemokratų partija, ponas Vainius, prašau, jūs papildykit. Na, naujos tarybos be abejo sudėtis, ko gero, menkai skirsis nuo tos sudėties, kuri yra, sakykime, šiandien. Žinoma, mes socialdemokratai norėtume turėti didesnį užnugarį savo sąraše, bet koalicija tikrai yra neišvengiama ir ji bus. Mes be abejo su visom partijom esame pasiryžę dalyvauti bendroje koalicijoje, ten, kur neįsiskirs mūsų programinės nuostatos. Taigi viską lems rinkėjų valia, kiek mes surinksime balsų, kiek surinks mūsų oponentai, mūsų kolegos ir tada spręsime jau po rinkimų šitą klausimą. Ačiū Jums už komentarą. Nu, dabar ponui Sudaičiui labai konkretus klausimas. Ir šį kartą tai yra apie savivaldybės skolos suvaldymą. Ji pastaraisiais metais padidėjo ir siekia 26% savivaldybės pajamų. Kaip ją mažinti? Šituo klausimu mes pasisakome už truputį
geresnį išlaidų valdymą, kas liečia savivaldybės administracinės išlaidas, iš esmės jos išlaikymą. Peržvelgdami praėjusios kadencijos tarybos sprendimus tikrai matome vietų, kur pinigai galbūt buvo panaudoti ne taip gerai, kaip jie galėjo būti. Apskritai galvojam, jog nereikia kartais bijoti didelių išlaidų, tačiau galvoti apie didesnės pajamas. Dėl to mūsų ir pagrindiniai uždaviniai ir yra pritraukti investicijas, sukurti darbo vietų jaunimui, gerinti ir liberalizuoti tam tikras sritis, kurios šiai dienai būtent tam užkerta kelią. Manom, jog būtent tuo būdu tikrai mokesčių mokėtojų šakiuose atsirastų žymiai daugiau, kurie tą biudžetą ir papildytų. Tokiu atveju ir ta skola nebūtų toks didžiulis, įvardinkim, baubas Šakių rajonui. Ir aš manau, kad, vėlgi, ateityje jinai turėtų tik didėti, nes matom ir senėjimo tendencijas rajone. Todėl, kaip ir minėjau, grįžtam ir atsinešam tą patirtį tam ir ypatingai gausią patirtį finansų valdyme būtent tam, kad šitas problemas įspręstume ganėtinai gerai. Ačiū Jums, ponia Bertašiau, Jūs turbūt tikriausiai geriausiai žinot apie savivaldybės skolas. Ne tik žinau, skolas. bet galiu pasakyti su dideliu džiaugsmu. Ir man negėda šiandien žiūrėti visų Šakių rajono žmonių akis ir širdis. Todėl, kad mes per 12 darbo metų mes visada įvykdėm savo biudžetą. Pirma. Antra, tuos skaičius, kuriuos jūs pateikėt, Šakių savivaldybės neliečia. Mes neturim jokių einamos sąskaitose skolų, mes tik turime skolas vienas, kada įgyvendinam investicinius projektus. Ir mes šiandien esam viena iš nedaugelio savivaldybių, kurios gali tęsti projektų į europinių, pritraukdam lėšas ir kitas tęsti projektų įgyvendinimą. Todėl, kad mes tik turim skolą, surištas su projektas. Ir tas procentas mums yra visai nepriimtinas ir neteisingas. Ir mes turim tikrai 11 milijonų skolos, galim dar tiek skolintis sėkmingai, kada aš su gailesčiu žvelgiu į mūsų kaimynus, kurie išnaudoja visus elementus. Nenorėčiau atsidurti niekad gyvenime, kad žmonės atsidurtų kaip padėti, kai tokia savivaldybė kaip Vilnius. Niekada. 26% kol kas tokia yra savivaldybės skola ir jūsų komentaras irgi, kaip ją suvaldyti. Taip, teisingai. Statistikus duomenimis taip, 26%. Bet realiai Šakių rajono savivaldybei pilnai pritariu gerbiamam merui, tikrai nepraskolinta. Algos išmokamos, visi įsipareigojimai vykdomi. Skola atsirado taip, todėl, kad per 4 metus praktiškai visi investiciniai projektai gavo kofinansavimą savivaldybės. Ar jie visi buvo teisingi ir, sakykime, reikalingi, tai šiuo atveju šiek tiek nesutikčiau su meru. Galbūt reikėjo atidžiau rinktis, galbūt ta skola šiek tiek. Todėl manyčiau, kad skolos suvaldymas, tai pirmiausia reikėtų labai atidžiai ateityje peržiūrėti visus investicinius projektus. Tie, kurie jau pradėti, žinoma, reikia pabaigti tęsti, bet naujus reikėtų labai gerai pažiūrėti. Ar kuriamos darbo vietos, ar bus verslui nauda, ar dar kitos, sakykime, naudingos žmonių lūkesčius pateisinančios priemonės ir panašiai. Negalima finansuoti visus projektus, kokie yra teigiami. Tai dėl to skola. Dabar jaunasis mūsų kolega pasakė, kad skola augs. Nemanau, kad skola augs. Kreipiuosi į Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatą. Papildykit, prašau. Ši situacija mūsų rajone yra tikrai valdoma ir aš palaikau ir dabartinį merą. Panalizavus be abejo finansų ministerijos ataskaitą, mes matome, kad yra ir taupiau gyvenančių savivaldybių, sakykime, ir Visaginas, ir Akmenės rajonas, ir Vilniaus rajonas, ir Kaišiadorių rajonas ir taip toliau, bet mes tikrai esame pagal įsiskolinimą, tarp kitko, pirmajam 10-ukyje ir tikrai nėra jokios tragedijos šiai dienai. Čia pagal mažumą norėjau pasakyti. Taip, pagal mažumą. Pagal mažumą pirmajam 10-ukyje esame. Taip, kad šitoje vietoje aš matau, kaip kas sako, labai gerą situaciją, gerą poziciją. Va, ir kiekvienu atveju, ar mažinti, ar didinti, sakykime, tą mūsų paskolos naštą, tai jau turi spręsti taryba, vertindama vienokį ar kitokį, kaip kas sako, projektą, kurį prisims savo ateičiai vykdyti. Ačiū, ponė Simonavičienė, prašau. Ganėtinai sunku kalbėti po protingų vyrų minčių, tačiau trumpai galėčiau tai pasakyti. Projektai yra gerai, tačiau jam pasibaigus reikia rasti koncesininką. O dabar mūsų savivaldybė to kol kas neturi ir visos išlaidos šitų projektų pasiekmių krenta ant savivaldybės pečių. Ir
Antra, dar tokį norėčiau pastebėti momentą, kad galbūt reikėtų peržiūrėti savivaldybės valdomą turtą, kadangi daugybė tuščių pastatų stovi nenaudojami, gal galima būtų juos išnuomoti verslui, gal galima būtų didesnę sklaidą daryti ir atsirastų žmonių norinčių naudotis tais pastatais, tada nuo savivaldybės nukristų dar ir tokio nenaudojimo turto našta. Ir aišku, reikėtų, kas ko gero nežinau, aš bent jau nežinau, biudžeto analizės. Dabar klausimas ponui Bertašiui. 2 minutės bus skirtos jums jau dabar konkrečiai apie investicijų pritraukimą ir verslo plėtrą, kas yra labai svarbu kiekvienam rajonui ir kiekvienam miestui. Ir materialinių investicijų rodiklis Šakių rajone pastaraisiais metais reikšmingai pablogėjo, kadangi sumažėjo net 767 litais vienam gyventojui. Taigi, jeigu nelieka verslo, kuriančio produktą, reiškia nelieka ir naujų darbo vietų. Kaip pritraukti investicijas ir kaip skatinti verslą jūsų rajone? Aš matau savo programui ir mūsų Valstiečių žaliųjų sąjungos Šakių skyriaus programui pagrindinį dėmesį, kaip tai reikia daryti. Reikia daryti ne lozungais, kad pastatysiu, padarysiu, taip toliau. Tai reikia dirbti, išnaudojant visas galimybės. Ir žmonių galimybės, pažinčių galimybės. Ir svarbiausia, kad Šakių rajonas, jeigu nepatrauklus yra savo geografinę padėtimi investuotojams, tai mes dirbam tą darbą kartu su kaimyniniais rajonais, kuriam tokias verslui patrauklias zonas kartu su Vilkaviškio rajonu, prie Kybartų, kad geležinkelis per Šakius nepraeina automagistralės, kad yra labai investuotojų nepatrauklo. Toliau mes individualią tvarką įtikinam kai kuriuos investuotojus, o vienas iš jų šiemet John Deere firmos vadovybės suderinta, kad pastatys prie Šakių sankryžos didžiulį traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų aptarnavimo centrą. Taigi įsikurs darbo vietų, gal 20, gal 30, sunku pasakyti, bet ten dirbs daug žmonių, reiškia nedarbingų žmonių skaičius sumažės ir panašiai. Mes užmezgę kontaktus su norvegais ir kitų valstybių žmonėm, kas dabar eurą įvedus, manau, yra labai patrauklu. Nebus jokių rizikų, kad tai litas gali nuvertėti ir panašiai, ir panašiai. Ir mes manom, turim jau tokių uždavinių, kad sukurti tinkamas zonas, kuriuose investuotojai statys kažkokias gamyklas ir panašiai. Mūsų rajonas tai yra žemdirbiškas ir verslas pagrindinis Šakių rajone. Tai žemės ūkio verslas. O smulkiam verslui, vidutiniam verslui mes taikom pačias priimtiniausias sąlygos. Pas mus yra mažiausi mokesčiai, nekilnojamo turto, žemės mokesčiai kiti. Manau, kad mes sužavėsim ne tik savo protų, bet ir išvaizdą, kad pas mus ateitų investuotojai. Ačiū Jums, palikite laiko kolegom papildyti šį klausimą, prašau. Keletą žodžių apie investicijų pritraukimą. Tai turbūt kiekviena partija, kiekvienas žmogus, kiekvienas politikas supranta. Pritraukus investicijas pagerėja visos sąlygos, tiek ir žmonių atsiranda darbas, atsiranda perkamoji galia, pagerėja gyvenimas ir visa kita. Ko, sakykime, trūko šioje kadencijoje? Tai, manau, konkrečių darbų ieškant investitorių. Nepakankamas darbas buvo su Versli Lietuva, Investuok Lietuvoje, galbūt nepakankamas darbas su ministerijomis, su Seimo nariais. Reikia ieškoti, reikia dirbti, reikia daryti. Reikia paruošti zonas, būtent zonas ir padaryti tenai komunikacijas, kad atėjęs verslas, ateinančiam verslui galėtume ką daugiau pasiūlyti. Be abejo, plėsti planuojama pramonės parką, kaip ir meras paminėjus kartu su Vilkaviškio rajonu, tai taip pat ir būtų vienas iš investicijų pritraukimų. Ačiū. Ką apie tai mano Lietuvos socialdemokratų partija? Esama situacija be abejo mūsų rajone nei politikų, nei visuomenės netenkina. Tačiau aš nenoriu sutikti su vedančiuoju, kad nelieka verslo. Verslas yra tas, kuris yra įsitvirtinęs, tas plečiasi.
Mes turime labai gražių pavyzdžių, sakykime, naujos įmonės Lukšiuose, Lukšių tekstilė, sakykime, baldų fabrikas Šakiuose Lauksva, kuris jau yra pripažintas netgi pasaulinėje rinkoje. Na ir visa eilė, kaip sako, labai stambių ir stiprių žemės ūkio bendrovių, kurios nebuvo išardytos tais negeraisiais laikais. Jau šiandien sukuria didžiulę pridėtinę vertę ir sukuria daug darbo vietų. Bet be abejo, nereikia nei vieno mūsų čia įtikinėti ir mes vieni kitų neįtikinėjom, kad nereikia ieškoti investicijų. Tai yra privalomas kasdieninis tiek mero, tiek ateinančios kadencijos tarybos darbas. Mano yra senas posakis. Po stovinčio akmenio vanduo neteka. Supratom, ačiū Jums už tokią metaforą. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, prašau. Šalia pastatomų gamyklų, kurios čia bus pastatytos, traktorių, baldų gamybos, kuri vyksta, šalia smulkių įmonių, kurios ganėtinai sėkmingai dirba Šakių mieste ir rajone, mes norėtumėm atkreipti dėmesį į laisvalaikio ir kultūros problemą. Rajonas gražus. Reiktų tvarkingų dviračių takų palei Nemuną. Turime renovuotus 3 dvarus, puikus dvarai. Juose vyksta edukacinės programos. Gal reiktų truputėlį veiklą praplėsti, kad ji pritrauktų Lietuvos žmonės. Jeigu nebuvot niekada Šakių rajono dvaruose, labai kviečiame, nes kiekviename dvare yra programa ir labai įdomu. Jūsų investicijos mums labai reikalingos. Ačiū Jums. Ir Lietuvos Laisvės sąjunga liberalai. Mūsų pozicija ganėtinai kategoriška šituo klausimu iš esmės. Manom, kad tas skaičiaus sumažėjimas iš esmės yra toksai dėl to, kad nebuvo į skaičių, į tą indeksą įtraukti investiciniai projektai apskritai, kas lietė ir Šakių infrastruktūrą. Meras paminėjo, kad bandysim sužavėti išvaizdą, bet dėja su ta išvaizda mums turbūt bus ganėtinai sunku, dėl to, kad vieni Šakių reprezentacinį puslapį užsukus, kuris prasideda Šešupė ir taip toliau, kuris, užsieniečiai mažai ką sako. Iš esmės, panaršius tenai matytume, jog paskutinė informacija yra, 2007-2011 metų ir tai yra labai padrika. Apskritai, išoriškai mes atrodom labai prastai. Kad Šakiai yra agrarinis kraštas, tai yra tiesa ir viskas į tai turi būti koncentruota. Tai buvo ir pradėta kalbėti ir Zanavykų sąšaukos metu, tačiau viskas dar, kaip minėjo ir ponas Vainius, stovintis akmuo. Verslo parkai yra gera mintis, bet aš visgi laikyčiausi pozicijos, kad Šakių rajonas yra per mažas tam. Šiauliai turėjo panašų projektą, su kuriuo sėkmingai nesugeba susidoroti 5 metus. Manyčiau, kad kiekvienam investuotojui taisyklės reikia įvedinėti skirtingas. O paskutinis mūsų argumentas, tai yra žiūrint į statistiką, apskritai 2007-2013 metų Europos paramos. Galima trumpiau, kadangi jau minutė baigėsi. Tuoj pat pabaigė Europos paramos, Šakių rajone verslo skatinimui buvo skirti tik tai 27 000 litų, kas iš esmės yra 0,1% nuo visos apskritai Šakius atėjusios paramos. Brangūs žiūrovai, su jumis skiriamės trumpai reklaminiai pertraukėliai, po kurios būtinai pratęsime mūsų laidą. Sveiki visi sugrįžę, čia laida Lietuvos sprendimas. Dabar klausimas ponui Gudelevičiui. Nedarbas. Be abejonės, tai yra labai aktualus klausimas kiekvienam Lietuvos gyventojui, nesvarbu, kuriame mieste rajone jis gyventų. Šiai dienai oficialiai Šakių rajone yra apie 2000 bedarbių. Ar įmanoma sumažinti šį skaičių? Kaip? Ir kiek procentų ar žmonių skaičiumi per kadenciją jūs, pavyzdžiui, planuotumėte sumažinti nedarbą? Procentais arba konkrečiai skaičių? Taip, nedarbas tai tikrai labai rimta problema. Labai skiriasi nedarbas miestuose ir tokiuose žemdirbiškuose, net sakyčiau, tokiuose rajonuose kaip Šakiai. Jeigu Vilnius, Kaunas, Klaipėda gali pasiūlyti darbo vietų kelis tūkstančius, tai Šakiuose geriausiu atveju galima 15-20 darbo vietų pasiūlyti. Jūs paminėjot skaičių 2000, aš manau, kad dar ir daugiau yra. Tai yra oficialiai bedarbių, bet manau, kad yra daug jų daugiau, maždaug apie 22-23%. Problema labai rimta, kadangi nėra stambiausios pramonės, nėra didelių įmonių. Labai, sakyčiau, sunkoka mūsų geografinė padėtis. Ir sumažinti darbą yra pakankamai sunku. Čianai, kaip ir minėjau prieš tai, reikalingos investicijos.
Kažkiek sumažinti, žinoma, įmanoma, bet tam reikalinga politinė valia. Politinė valia pasireikštų kuo? Pirmiausia, tai jaunų žmonių įdarbinimas. Tam dalykui mes turime profesinių rengimų centrą Kudirkos Naumiesčio skyrių. Tačiau jisai mokina jaunuolius ne visai perspektyvių specialybių. Reikėtų glaudaus ryšio su darbo birža ir su verslininkai, sudarant dvišalės, trišalės sutartis, peržiūrint visas programas. Ir čianai turėtų labiau aktyviau jungtis į šitą darbą būtent tiek taryba, tiek meras. Antras dalykas, valstybės valdomose įstaigose, savivaldybės uabuose pakankamai daug solidaus amžiaus darbuotojų. Jie sėdi daug metų, aš pabrėžiu žodį sėdi, nebedirba ir tuo pačiu nesuteikia galimybės jauniem išsilavinusiems žmonėm pasireikšti, užsidirbti ir panašiai. Dėl to didėja migracija. Keletą skaičių. Skaičiai turbūt daug ką pasako. 95 metais BVP kūrė maždaug 1 200 000. Dabar BVP kūrė maždaug 600 000. Šakių rajone per 14 metų netekom 12 000 darbingų žmonių. Šie skaičiai turbūt viską pasako. Todėl, kol nebus pakelta valstybės politika būtent atlyginimų klausimų, į darbo klausimais ar panašiai, tai kai rajono taryba realiai kažką sumažinti be darbo yra pakankamai sunku. Paprašysime Lietuvos socialdemokratų partijos papildyti. Na, šiandien nedarbo lygis mūsų rajone yra 11,5%. Ir žinoma, šiek tiek, galbūt 1% skiriasi tik tai nuo Respublikos vidurkio. Per praėjusius metus mūsų rajone buvo įdarbinta 1766 žmonės. Iš jų, žinoma, apie 40% buvo įdarbinti sezoniniam darbui. Labai daug, žinoma, skundžiasi, sakykime, ir mūsų įmonės. Tiek, sakykime, baldų fabrikas Lauksva, tiek kriukų baldų fabrikas, kad, sakykime, profesinio rengimo mokykla, ką ir Kęstutis minėjo, neruošia tokių specialybių, tokių darbuotojų, kurių reikia, sakykime, mūsų vietoje, mūsų rajone. Tai čia jau matom tokią sustabarėjusią truputį švietimo, kaip kas sako, ministerijos sistemos darbą. Na, o kad jeigu, žinoma, intensyviai dirbus visoms struktūroms ir rajono tarybai, ir merui, ir administracijai, ir padedant, kaip kas sako, sakykime, atitinkamo ministerijom, aš matau, jeigu būtų daugiau sukūriama darbo vietų gamybinio verslo srityje ir dar daugiau sukurtume darbo vietų netradicinių, kaip kas sako, amatų arba darbo vietų, tai aš matau, kad per kadenciją būtų galima nedarbo lygį sumažinti iki 6–7%. Ačiū Jums už komentarą. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Aš norėčiau truputį iš kitos pozicijos pažvelgti į nedarbo problemą. Šakių rajone 75% nedirbančių žmonių yra registruoti kaimo vietovėje. Ką tai sako? Tai sako, kad žmonės sensta, kad žmonės nebepasitikė savo jėgomis, nepasiveja šiuolaikinių technologijų, jie tiesiog bijo ir tikrai bijo eiti mokytis vyresnio amžiaus. Tai yra rimta problema ir galvočiau, kad per socialinius darbuotojus ar per soc paramos skyrių, kurie tiesiogiai bendrauja su kaimo žmonėm, reiktų viešinti programas, kurios yra darbo biržoje. Manau, kad į tas programas nėra visiškai gerai įsigilinta ir galėtų būti netgi darbo biržos ir didesnė sklaida. Kalbu tai pagal savo gaunamą informaciją nesidomint. Jeigu nesidomi, aišku, niekada negausi informacijos, bet jeigu ji tau bus pateikiama karts nuo karto, gal tu ir susidomėsi. Aš paklausiau darbo biržoje, kiek yra žmonių norinčių mokytis pagal ES krūvą projektų. Ten tiesiog duoda visiems ir jauniems žmonėms ir išlaikymą, ir mokymas, ir padengia gyvenimo sąlygas. Sakė, mes nerandame norinčių. Na, būna ir taip. Ačiū. Taip. Ačiū už Jūsų komentarą. Pone Sudaitė, prašom papildyti. Apskritai mūsų nuomonė galvojam, jog
Nedarbo statistika susideda iš daugybės faktorių, ką minėjo ir oponentai. Nemaža dalis, reikia paminėti, dirba ir užsienį, tačiau vis dar įvardyjami kaip bedarbiai. Aš išskirčiau turbūt didžiausią problemą šitoj vietoj, kaip turbūt, to sluoksnio atstovas, tai yra atlyginimai. Apskritai tokios kvalifikacijos žmogus, kuris šiandien gali dirbti Šakių pramonės įmonėse, lengvosios pramonės įmonėse, su tokia kvalifikacija užsienyje jisai gauna 3-4 kartus didesnį atlyginimą. Kalbant apie tai, mes lygiai taip pat dirbam ir nemažai ir oponentų sąrašų narių dirba kituose miestuose, gauna solidžius atlyginimus, iš kurių gali oriai gyventi, tačiau savaitgaliais grįžta į Šakius, padirbėti, tarsi mokėdami dividendus už kažkada gyvenimui paklotą kelią. Tai manom, kad apskritai, kaip minėjo ir ponas Kęstutis, reikia žiūrėti, kaip turbūt jauninti ir efektyvinti tam tikras darbo vietas savivaldybės ir administracijos įmonės. Manau, kad tai iš esmės padėtų nemažai administracinio ir socialinio išsilavinimo jaunimo parbėgti į Šakius. O kaip sakant, jeigu amžius trauktis į pensiją, aš manau, kad tai jau yra amžius trauktis į pensiją. Supratau, ačiū Jums. Ir ponas Bertašius, manau, aš noriu nuraminti jaunimą, jeigu jūs čia man taikote, tai jūs labai klystate. Kartais jaunimas atrodo vidumi ir savo protų senesnis negu tas, kuris jau laikasi pensiją. Dabar štai, ką aš noriu jums pasakyti. Man pradėjus dirbti prieš 12 metų, savivaldybėj pasikeitė gal 30 specialistų darbuotojų. Ir visi jie buvo priimti jauni. Noriu jūs nuraminti. Dabar toliau. Jūs nežinot labai puikiai padėties mūsų rajone. Jeigu aš jums pasakysiu, kad žemės ūkio gamyboje, tam versle, dirba virš 400 jaunų žmonių. Ir dar aš jūs noriu nuraminti, kad Šakių krašte, žemdirbiškam krašte, grįžta ir užsienio. Kada tėvą pakeičia sūnus, arba anūkas, arba dukra. Tai reikia ir tą įsiklausyti. Sekantis etapas kaip tik bus skirtas darbo vietų įkūrimui. Ir jeigu bus paimtos investicijos, tik jos galima bus panaudoti, jeigu bus sukurtos darbo vietos. Dabar tas skaičius 2000 nieko nepasako, brangiai. Aš taip pasakysiu, kad nedarbo lygis pas mus netoks ir netokie uždarbiai, kaip jūs skaičiuojate. Štai pateikiu pavyzdžių konkretų. Šakių rajone virš 3000 yra ūkininkų, kurie dirba savo ūkiuose. Jie negauna atlyginimo, jų pradirbtas laikas nėra apskaičiuotas, kiek jis uždirba. Šitas žmogelis negauna net socialinių garantijų. Jis ligos atveju negauna net darbingumo lapelį. Paskaičiuokim, kiek uždirba, pridėkim prie tų visų skaičių ir pamatysim, koks tas mūsų atlyginimas yra vidutinis Šakių rajone. Taip, kad ir antras dalykas, jis labai svyruoja. Ir jis vasarą žymiai yra mažesnis, žiemą jis padidėja ir taip toliau. Sudėkim tos skaičius, paskaičiuokit ir pamatysit, ką mes turim. Klausimas apie mažus atlyginimus. Tikrai daug kas skundžiasi, kad Lietuvoje išties yra maži atlyginimai, ypatingai įvedus euro, jie pasirodo dar mažesni. Ir ar įmanoma juos padidinti, kokie sprendimo būdai leistų uždirbti daugiau? Tai yra bendra, sakykime, visos mūsų šalies problema. Tarp kitko, mūsų kolega iš jaunimo pasakė, kad 3 kartus daugiau užsieniečiai uždirba, sakykime, negu mes šičia Respublikoje uždirbam šalyje mūsų. Na, žinoma, ir tai yra labai aktualu pačiuose tokiuose žemiškuose, žemdirbiškuose rajonuose, kaip mūsų Šakių rajonas. Ir be abejo, tol, kol, sakykime, mes neturėsime tokių stambesnių investitorių, kol nebus žymiai didesnių, sakykime, perdirbamosios pramonės gamyklų ir taip toliau, be abejo, mes negalime garantuoti ir sakyti rinkėjui, kad tikrai mūsų rajone tie atlyginimai didės. Jeigu didės bendras šalies BVP, tai manau, kad didės ir atlyginimai ir mūsų rajone. Kreipiuosi jūs, prašau, papildykit. Mes manome, kad kada pašalpa bus lygi minimaliam atlyginimui, tai didelio efektyvumo negalima laukti. Tai skatina nelegalų darbą, darbo dubliavimą arba tiesiog šešėlinį darbą. Ir sakant, kad mes atleisime ten gal mažiau
kompetitingus žmonės iš darbo arba jau vyresnio amžiaus, tai irgi nemanau, kad prisidėtų prie atlyginimo didinimų. Aišku, visos investicijos ir ne viskas priklauso nuo savivaldybės tarybos, priklauso nuo tiek, kiek yra skiriama pinigų ir kiek mes galime atiduoti. Bet praėjusi mūsų Šakių rajone mokyklų reforma parodė ir kitą dalyką. Parodė, aišku, žmonėm nepriimtina, bet tokį draugišką. Kada mokyklos buvo sujungtos ir mokytojams buvo padalyti atlyginimai. Tiesiog buvo nepaliekamas vienas mokytojas, o kitas atleidžiamas, bet jiem paskirstomi darbo krūviai ir atlyginimas lyg tai, taip pat dalintas. Tai jeigu visuomenėje būtų ir toks požiūris, kad aš galiu padėti, aš galiu šiuo metu susiveršti diržą, tai mūsų manimu tai būtų labai gražu. Ačiū. Pone Sudaitė. Apskritai, kaip minėjo gerbiamas ponas Bertašius, tai žinoma, kad taip Šakiai yra agrarinis kraštas, bet ir mūsų sąraše yra nemažai jaunų ūkininkų, kurie savo darbuotojams, ypatingai jauniems geriems specialistams, tikrai moka, pasakyčiau, tikrai gerus atlyginimus. Apskritai, kalbant apie tai, kaip išspręsti po mokyklos ar neliekančių šakiečių Šakiuose klausimą, tai manyčiau, čia ir atsiranda sprendimas, jog nereikia jų stabdyti likti, reikia juos išleisti įgyti kvalifikacijas ir gerus įsilavinimus, reikia tik tai sukurti jiems vietas, kurie potencialiai galėtų sugrįžti, gauti geras pajamas, gauti geras socialinės sąlygas ir oriai dirbti Šakių kraštą ir ne iš dalies. Tai va, tai apskritai mes apie tai turbūt ir daugelį čia tų debatų diskutavom, kad jeigu mums pavyktų pritraukti tikrai solidžių įmonių investicijas, geriems specialistams tos įmonės nesibodi mokėti gerų atlyginimų. Tai manau, kad ir tą pačią migraciją sumažintume, tik tai, kaip ir, aišku, šnekėjom su keletą rajono atstovų. Šitoje vietoje reikia žmonių, kurie išmano užsienio kalbas ir visą kitą reikia, kurie gali važiuoti tiesiai pas investuotojus ir tartis apie jų ateimą į Šakius, nes, iš esmės, mes, būdami savimi, jų dar šiandien nesugebam pritraukti, būtent dėl to, ką minėjom, tai yra Šakių logistinės padėties apskritai Lietuvoje. Pone Bertašiau, pritartumėte jaunajam kolegai? Aš šį kartą jūs labai palaikau. Pritariu ir tą, ką aš noriu pasakyti, kaip galėtų kilti darbo atlyginimas, pavyzdžiui, Agrodojus, kur, žinoma, yra Amerikos fermerių, čia į Lietuvą prekyba vystoma ir yra jų atlyginimai, tai skiriasi 3 kartus, negu pas mus gauna savivaldybėje skyriaus vedėjas, specialistas, aukštojo mokslo, magistrantas, o ką pasakė šitas jaunas žmogus, pasakė tiesą, ūkiuose pas ūkininkus dirbantis jauni žmonės uždirba tikrai gerai. Jeigu būtų tai mano valia, su Dievo palaima, lastelės mostelėjimu, padidinti atlyginimus, aš tą padaryčiau. Tačiau yra ilgalaikis procesas, reikalaujantis daug kruopštaus, sudėtingo darbo, priviliuojant, pritraukiant, panaudojant ir visus žmogiškos resursus, kad ateitų nors vienas stambus investuotojas, kuriame žmonės gauna gerus atlyginimus. Geras pavyzdys - užkrečia žmonės. Tai aš manau, kad mes suvienyje visi savo protus, gabumus ir matymą ateities eisime tuo keliu. Dėkojame Jums, ponas Gudelevičius. Prašau. Daug gerų minčių, daug pasiūlymų buvo pasakyta, kad maži atlyginimai, turbūt tai visi pritarėm. Tačiau ar investicijos gali tai išgelbėti? Aš norėčiau tik keletą pateikti skaičių, statistika daug ką lemia. Mūsų šalyje nuo BVP atlyginimas skiriama 30-35%. 29% perskirsto valstybei. Sudėjus visą kitą lieka verslui. Tai būtų 30-35% verslui. Europos Sąjunga maždaug 11-13% gauna nuo BVP. Mūsų šalyje verslo konfederacija neseniai perskaičiau, pateikė duomenis, kad gauna tik 7-8 nuo BVP. Tada kyla klausimas, o kur kiti 30% nueina nuo BVP? Štai po dviem, sakyčiau, įdomiais faktais. Tai būtent viešieji pirkimai, ten sudaro 15 milijardų, ir investicijos, kurios sudaro 5,2 milijardų. Investicijos žodis, turbūt visi šiandien pritarėm, kad tai yra puikus žodis, kuris tikrai gali padaryti. Bet ar pastatyta daug gamyklų? Ne. Daugiausiai būna tai įvairūs valstybiniai pastatai, atnaujinimai, renovacijos ir visa kita. Pavyzdį pateikiu. Pradėtas projektas statyti valstybės departamentas už 1,5 milijardų. Ar tai tikrai investicija sukursinti darbo vietas ar panašiai? Štai aš manyčiau, čia reikėtų rimtai susižiūrėti, kur nueina mūsų pinigėliai. Ačiū.
Ir paskutinis klausimas, kuriam irgi skiriama atsakymui 1 minutė. Pradėsime nuo pono Vainiaus. Kultūra. Ar užtenka renginių, pramogų? Kaip jūs vertinate kultūrinį Šakių rajono gyvenimą? Galbūt kaip tik reikia padidinti finansavimą šiai sričiai? Kultūra yra neatsiejama gyvenimo, kaip kas sako, dalis. Aš pats irgi esu mėgėjas, kaip kas sako, kultūros. Esu dar Rezanavyko teatro artistas buvęs, nors dabar šiuo laiku truputį suspendavęs šitą darbą. Ir matau, kad tarp kitko, sakykime, tiek žiūrovų, tiek žmonių besidominčių kultūra mūsų rajone yra labai daug. Renginių, tarp kitko, mūsų rajone bent jau praėjusiais metais irgi buvo labai daug. Jo labiau tų renginių padaugėjo, kai, sakykime, pasikeitė kultūros centrų vadovai. Ypatingai Šakių kultūros centro vadovai naujam atėjusiam, tiesiog akivaizdžiai padidėjo, kaip kas sako, renginių ir renginių kokybė žymiai pagerėjo. Labai daug prisidėjo ir renovuoti, atnaujinti dvarai, kuriuose taip pat jau tiesiog kiekvieną dieną žiba, kaip kas sako, kultūros liepsnelė. Taip, ponė Simonavičienė, prašau. Šakių rajone yra 24 kultūros centrai ir juose dirba 60 žmonių. Taip, apytikriai. Ten yra dar darbininkų, bet tokie, kurie surišti su kultūra. Ir tik 4 centrai Šakių rajone turi juridinį statusą. Jie gali užsidirbti renginių, bilietų metu ir tai duoda jiems didesnę nepriklausomybę. Jie gali jau disponuoti savo turimais pinigais, o visi kiti 20 centrų yra seniūnijų žinioj. Ir jie gali gauti pajamas ar ten kokį tai pagalbą piniginę tik pagal bendruomenių projektus arba jie neturi savarankiškumo, bet kad sukurti tą savarankiškumą jau reikia daryti atskiras įmonės. Tai vėl yra pinigai. Tai nežinau, kaip tą užburtą ratą reiktų išspręsti, bet kaimo kultūros centrai yra vargšai. Jie yra šalti, bet žmonės ten eina ir labai nuoširdus. Pone Sodaitė, prašau. Iš esmės sutikčiau, ką pasakė prieš tai kalbėjusi ponė, kad juridinis statusas yra viena iš kliūčių ir apskritai kultūros centrai seniūnijose turbūt tikrai išgalėtų gyventi iš savo surinktų lėšų, nes žinom, kad irgi kontingentas vadovaujančių ar dirbančių tenai taip pat jaunėja. Ir tikrai man džiugu iš Vilniaus matyti, kas, tarkim, vyksta Sintautuose, ko aš niekada gyvenime nematydavau. Tai tie žmonės sugebėjo padaryti, kad aš matyčiau, kas ten vyksta ir kartais pagalvoti galbūt, kodėl tam renginį neapsilankius. Tai būtų vienas iš tokių turbūt pagrindinių punktų. Na, o apskritai kalbant, mes su mūsų jaunimo organizacija Šakiuose taip pat nemažai iš tikrųjų organizuojam renginių, daug skirtingų iniciatyvų ir iš to, ką išgirstam aplinkų, jų vis dar yra per mažai. Tai buvo toksai pasiūlymas galbūt ir užsimti kino teatru, kas po truputį ir atgimsta. Tai iš esmės aš esu patenkintas ten, kur apskritai rajonas eina kultūrinė prasme. Tobulybė, žinoma, ribų nėra, bet pats mokiausi Varpo mokykloje, o ten menui buvo skirta labai didelis dėmesys. Aš manau, kad tai yra kiekvieno šakiečio dvasioje ir tai yra viena iš prioritetinių sričių apskritai. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Pone Bertašiau. Vienas pirmas sakinys, kad kultūros darbuotojų atlyginimai yra per maži, tai yra šventa tiesa. Tačiau tokios bazės kultūriniai veiklai, kokia yra sukurta Šakių rajone, savivaldybė Lietuvoje nėra. Tai yra gerbiamo biuručio ministro žodžiai. Ir jis po apsilankimo visuose dvaruose, 3 atnaujintos kultūros namuose, kurių investuota apie 10 milijonų litų, jis mums pasakė, kad jums reikia centre kultūros centrą atnaujinti. Tai bus tik vienas projektas, kuriam bus skirta valstybės investicijos, jūs prisidėsite, tai reikia padaryti, nes jūs to nusipelnote. Tai mes turim tiek. O vienas skaičius pasako vis, kad dainų šventėje Šakių rajonui savivaldybė atstovavo apie 40 kolektyvų, 700 atlikėjų. Tai buvo pati gausiausia iš kaimiškų rajonų delegacija. Daugiau nėra apie ką kalbėti. Kultūrinis gyvenimas tai yra svarbi kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Jeigu pats nematai kultūros, nesikultūrin, reiškia negyveni. Pone Gudelevičiau.
Kultūrinių renginių Šakiuose daug, įvairių, pakankamai kokybiškų ir aukštos klasės. Kaip ir meras minėjo, teisingai, kultūros namai atsinaujina, dvarai tikrai atstatyti, investuota be galo lėšų, daugybė, vyksta investiciniai, edukaciniai, panašūs dalykai. Tačiau keletas dalykėlių. Daug kultūros, sakykime, tuose seniūnijose, kad galėtume gerus renginius paruošti, reikia tam gerų specialistų, choreografų, dailininkų. O tenai atlyginimai prilyginti pačiai mažiausiai kategorijai. Tai nepilnai minimalus atlyginimas. Todėl čianai kelti atlyginimus būtina. Bet čianai daugiau reikėtų turbūt, kad vyriausybė vieną kartą ne po 100 litelių keldami, bet rimtai susirūpintų. Nuo to, kad direktorius gauna solidų atlyginimą kultūros centrų, tai dar nereiškia, kad kiti darbuotojai yra patenkinti arba aprūpinti materialiai. Dėkoju Jums. Taigi tai buvo laida Lietuvos sprendimas. Aš dėkoju visiems kandidatam, kurie šiandieną dalyvavo mūsų laidoje. Ačiū ir iki.